Tauragnai, tarsi nuostabios pasakos karalystė, dunkso apsupta dviejų didingų ežerų, Tauragno ir Labės. Čia šimtamečiai miškai mena jų takeliais klaidžiusią dukrą, garsėją žolininkę, dažnai vadinamą raganą, Eugeniją Šimkūnaitę. Kai tauragniški sakydavo, perėjau per miestelį, tai reiškia, kad perėjo per Ukmergę, perėjo per Kauną ar kur nors. O jeigu perėjau per miestą, tai tik per Tauragnus. Vienintelė vieta, kur yra miestas. Dėl to, kad Tauragnai buvo, yra ir bus. Tauragnai ant ugnies pastatyti, ale atsigauna. Garsioji žolininkė mėgdavo klaidžioti miško takeliais, medžiai, augalai, jai suteikdavo išminties ir energijos. Šiandieną daktarės Eugenijos Šimkūnaitės pamokymai, patarimai keliauja iš kartos į kartą. Vaikai, paimkit malkas, neškit į laužavietę, kursim laužą ir virsim mėtų arbatą. Vaikai, daktarė Eugenija Šimkūnaitė liepdavo gerti mėtų arbatą, kai suskausdavo pilvą, galvą, užplūsdavo nerimas. Spanguolė tai gervės uogelė, nes gervėms įskrendant jinai prinoksta, o pavasarį sugrįžus gervė ta pačia uogelė širdį atgauna. Jis slopina bet kokį uždegimą. Čiobrelių arbatą geriu nuo kosulio. Kraujažolė turi daug karčiųjų medžiagų, todėl jį gerina apetitą, virškinimą, padeda kraujo krešėjimui. Apie mėtą jau mes kalbėjom, čia yra jonažolė. Eugenija Šimkūnaitė sakydavo, kad jonažolė tai yra vaistas nuo 99 ligų. Kokia liga besirgtum, visuomet gali gerti jonažolių arbatą ir padės. Ramunėlės tikriausiai ne kartą teko gerti arbatėlę ramunėlių. Ramunėlės taip pat ir virškinimą gerina, ir pilvuką, kai suskausta, ir gerklytę skalaut galima. Vaikai, kai geriat arbatą, ją galima paskaninti medučiu. Pažiūrėkit, koks gražus gintarinės spalvos medutis. Na, o dabar paklausykime, ką apie medų pasakoja mūsų žinoma garsioji žiniuonė, daktarė Eugenija Šimkūnaitė. Buvo laikas, kada pradėjo medų siūlyti už visokius vaistus ir už viską ir be jokios ribos. Kiek kartų valgydavo žalią medų? Kai kopinėja, kai ateina labai retas svečias, per kūčias, duoda po gimdymo moteriai, kad pieno atsirastų ir jeigu kas peršalo, su karštu pienu išmaišo. Eugenija Šimkūnaitė, tauragniškių vadinama žiniuonė ar netgi ragana, žinojo paslaptį, kaip surasti savąją laimę. Paparčio žiedo ieškot labai nesudėtinga. Reikia atsidurti miške tada, kada kas nors labai negerai, nuo tuo laiku, kai papartė žydė. Ir negalvot, kad nori surasti žiedą, tada būtinai žiedas tave suras. Nu, jeigu būtų galimybė viską kartoti iš naujo, kai buvo, tai turbūt net ir žinodama rezultatus aš kartočiau taip, kaip buvo.